Sugrįžimas į Ameriką. Pirmosios lenktynės ne tik šioje šalyje, bet ir visame Amerikos žemyne. Miami Grand Prix etapas yra pakankamai naujas, bet įdomių momentų jau spėjęs atnešti. Turėjome ir įspūdingų sugrįžimų, ir pirmų pergalių, todėl tikrai galime tikėtis įdomybių ir šiemet. Todėl netemdamas daugiau gumos, laba diena, labas rytas ar labas vakaras, kad ir kur kada bežiūrėtumėte, aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į 2025 Miami Grand Prix savaitgalį. Kaip ir minėjau pradžioje, Miami Grand Prix etapas yra vienas iš naujesnių ir neseniai atsiradusių kalendorijoje. Praeitą kartą turėjome Džedą, kuri yra trečia pagal šviežumą trasa, o Miamis išlieka antras. Las Vegaso Grand Prix etapas yra kol kas jauniausias dabartinės rikiuotės etapas. Šį kartą Miamyje Pirelli paruošė lygiai tokias pačias padangas kaip ir Džedoje. C3 baltos kiečiausios, C4 geltonos vidutinio kietumo bei C5 raudonos pačios minkščiausios padangos. Kadangi ši Miamio trasa yra naudojama tik Formulės 1 savaitgalį, asfalto paviršius šioje trasoje yra ypač lygus, o tai reiškia, jog savaitgalio eigoje trasos sukibimas vis gerės ir gerės, ką matome ir Pirelli pateiktoje lentelėje. Padangų degradacija neturėtų būti labai didelė, nes pagrindinis faktorius yra pačios trasos temperatūra. Kuo temperatūra yra didesnė, tuo didesnis ir padangų nusidėvėjimas. Yra pranašaujamas tiek kvalifikacijai, tiek lenktynėms lietus. Sekmadieniais turėtų būti labiau tikėtinas ir intensyvesnis, bet jei lenktynės bus sausos, tai garantuotai vieno sustojimo lenktynės. Pati trasa nėra asmeniškai mano mėgiama. Aš nesu gatvės trasų gerbėjas, bet ir pati Miamio trasa neišsiskiria savo charakteristiką. Įdomesnės vietos yra 6, 7 ir 8 vidutinio greičio posūkiai prieš antrąją DRS zoną. Tada 11 posūkis, kuris suteikia neblogas galimybės lenkti. Po to prasideda mano nuomonė įdomiausia šios trasos dalis, tai 12-16 posūkiai, kurie yra labai siauri ir kur lenktynininkai gali prarasti arba įgauti labai daug laiko. Pagrindinė vieta lenkimui neabejotinai yra 17 posūkis po ilgos DRS zonos. Čia ir nutinka daugelis tų lenkimų. Įsimingiausias momentas įvyko pernai, kas buvo be abejonės Lando Norriso pirmoji karjeros pergalė. McLaren į Miami atsivežė sezono lemiančius patobulinimus, po kurių ekipa šovė į viršų. Pilno potencialo Norrisui parodyti nepavyko sprinto lenktynėse, kuris pačiame pirmame posūkyje patyrė avariją, bet atėjus lenktynėms jis startavo iš 6 pozicijos, kur galiausiai, kai visi nėrė į boksus, Norrisui nusišypsojo sėkmė ir pavyko po saugos automobiliu padaryti vėlyvą sustojimą ir užsitikrinti lenktynių pergalę. Taigi metas pereiti prie mano ir dirbtinio intelekto spėjimų. Dabartinis rezultatas yra 1-2, aš nusileidžiu, bet tai yra maratonas, tai nėra sprintas ir aš turiu dar visą sezoną, aš pasivysiu, 1 taškas, sėkmingesnis savaitgalis man ir aš sugrįžtu į lyderystę. Taigi savaitgalio pažiba pagal mane turėtų būti Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda turėjo tokį miglotą startą savo Red Bull kėdėje. Jam nepadėjo tokios aplinkybės, kad 3 savaitgaliai iš eilės, daug kelionių ir tas neturėjimas laiko prisitaikyti, šiek tiek atsidusti ir įsistatyti šaknis į tą ekipą. Turėjo Japoniją, tada turėjo Bahreiną, tada turėjo Džedą ir labai greitai priprasti prie bolido neišeina. Dabar savaitę turėjome pertraukos, jis padirbėjo Silverstone su RB19, simuliatoriai padirbėjo. Ir aš manau, Miamyje, kuris praeitais metais užėmė 7 vietą su RB automobiliu, Red Bull yra pakankamai neblogi šioje trasoje, aš manau, jisai turi daug šansų čia būti savaitgalio pažiba. Savaitgalio pažiba pagal dirbtinį intelektą yra Oliveris Biermanas. Jeigu jis kvalifikuosis gerai, matėme iš Haas lenktynių tempo, jis turi visus šansus pakilti dar aukščiau, jisai pakankamai gerai startuoja, jis turi tą lenktynių tempą, taip pat yra galimybė pasimti taškų sprinte, kai komandos nėra prisitaikiusios ir nesuderinusios savo bolidų. Ir aš tikiu Haas šansais šioje trasoje, nors pernai situacija buvo kiek kitokia, ten Magnusenas viešpatavo su savo
avarijomis ir baudos taškais. Bet šiemet Oliveris Biermanas tikrai gali būti savaitgalio pažiba, bet viskas priklausys nuo kvalifikacijų. Jeigu jie kvalifikuosis vėl 20 pozicijoje, daug šansų pakilti aš neturiu. Savaitgalio dugnas pagal mane yra šiek tiek įdomesnis, netikėtas. Tai yra George'as Russellas. Jo sezono startas yra fantastiškas, keli podiumai, netoli yra to trejetuko, kuris kovoja dėl titulo. Šiek tiek prastesnė Džedos savaitgalis, bet kažkaip manau, kad Mercedesai bus šiek tiek prastesni šioje trasoje, nes taip byloja istorija, ką turėjome 2022-aisiais, ką turėjome pernai. Kažkaip tikiu ir kažkaip jaučiu, čia yra labiau jausmas, kad George'as Russellas turės tą šiek tiek prastesnį savaitgalį, nusileis galbūt Kimi Antonelli ir užims tą dugninę poziciją. Savaitgalio dugnas pagal dirbtinį intelektą yra Lewisas Hamiltonas. Labai tikėtina, Lewisas pats sakė, kad jam reikia persiprogramuoti savo smegenis, kad galėtų prisitaikyti prie šio bolido. Vėl jaučiasi tas desperatyvumas, jaučiasi ta tokia depresija ir toks liaudiškai tariant užsigrūzinimas iš Lewiso Hamiltono, ką matėme ir praeito sezono gale. Bet vėl turime sprint savaitgalį. Praeitą sprintą, kai turėjome, jis nugalėjo visai netikėtai. Ir dabar Ferrari gali sudėti automobilį ir paruošti automobilį sprintui per 60 minučių. Nebūtų visai netikėta, kad Ferrari netyčia iššautų ir Lewisas Hamiltonas iššautų. Savaitgalio komanda pagal mane irgi yra netikėta. Aš šiandien šaudau tokiais netikėtais spėjimais. Taigi savaitgalio komanda pagal mane yra Sauber. Mano logika yra paprasta. Sprinto savaitgalis, komandos turi mažai laiko pasiruošti. Tos vidutinės komandos galbūt viena kita nepasiruoš tinkamai ir Sauber galbūt pasiruoš tinkamai. Aišku, iš tų visų komandų mažiausiai tikėtina, kad Sauber pasiruoš. Bet kitas dalykas, kas man nuteikia pozityviai, tai yra lietus sekmadienį, ką turėjome per praeitas lietingas lenktynes, tai yra Australijoje. Sauber pakankamai ramiai, užtikrintai susidėliojo ir užėmė tą 6 poziciją. Ir aš manau, kad gerai kvalifikavus šeštadienį Sauber turi šansų padaryti tokią strategiją ir galbūt iššokti tos taškus. Jeigu iššoka jie taškus, tai aš manau, tai yra didžiulis laimėjimas jiems. Savaitgalio komanda pagal dirbtinį intelektą yra Williams. Williams yra puikios formos, geriausias sezonas čia per 5 galbūt metus. Turbūt nuo George'o Russello ten 20, jeigu neklys, ar 2019 buvo sezonas, kur labai gerai Williams atrodė. Ir dabar atėjus Carlosui Sainzui, Williams atrodo kosmiškai gerai. Taip pat tikiu, kad tai gali būti savaitgalio komanda. Trasa yra tokia įdomesnė. Viskas priklausys, kaip kvalifikuosis. Jeigu vėl padarys klaidų, tas visas komandų įsidėstymas ir vairuotojų įsidėstymas yra pakankamai arti. Iškritus pirmajame raunde, nes tu neturi daug šansų patekti į taškus. Bet turės 2 šansus Williams komanda, tai aš manau, kad tikrai didelis šansas ir geras pasirinkimas dirbtinio intelekto. Dugninė komanda ir mes abudu su dirbtiniu intelektu pasirinkome tuos didžiuosius liūtus. Tai yra, aš pasirinkau Mercedes, dirbtinis intelektas pasirinko Red Bull. Manau, Red Bull gal yra labiau tikėtinas, bet kažkaip jaučiu, kad šis savaitgalis Mercedes bus toks prastesnis. Vėlgi, pasikartosiu, tai buvo praeitus sezonus. Dabar situacija kiek kitokia, jų yra geriausias startas šiame reglamente, bet kažkaip tikiu, kad ta Miamio trasa yra tokia neparanki Mercedesam ir jeigu dar lietus, tai tikrai gali sumaišyti kortas, Antonelli ten nepatekti, Russellas irgi gal prasčiau ir Mercedes turi šansų būti ta dugninė komanda, bet taip pat turi daug šansų ir būti aukštai komanda, tai čia yra toks intuicinis spėjimas ir ką aš renkuosi. Red Bull kita vertus, jie turi puikų čia tą trasos rekordą. Maxas Verstappenas yra šioje trasoje taip pat neįtikėtinas, kai jis neužima pole pozicijos. Prisiminkime, 2023 jis ten pradėjo 6-7 kažkas tokio, kai Perezas pradėjo 1 ir ten Perezą paliko užnugarėje ten labai toli. Tai aš manau, yra šansų dabar žinant su tuo automobiliu, nes vienas savaitgalis atrodo žiauriai gerai, kitas savaitgalis atrodo žiauriai prastai. Tai Japonijoje jis buvo monstriškas automobilis Maxo Verstappeno rankose, tada turime Bahreiną, kur Red Bull yra niekur, ir tada turime vėl Džedą, kur girdime tokius išsireiškimus kaip Lando Norrisas, kad Red Bull turėjo patį geriausią automobilį. Ir pats Christian Horner sakė, kad automobilis buvo tikrai geras Džedoje. Tai
žiūrint į tą seką, tai turbūt dabar bus tas prastas savaitgalis. Tai vėlgi nežinia, toks katė maiše šita komanda yra šioje formoje, tai visko gali pasitaikyti ir tikrai gali būti tikėtina. Sprint pole pagal mane yra Maxas Verstappenas. Kaip ir esu sakęs savo sezono spėjimuose, Maxui Verstappenui sprint formatas yra kur kas palankesnis ir kas man leidžia manyti, kad jisai užims sprint pole. Pirmoje toj savaitgalio dalyje, tai yra kaip vyksta tie sprintai, aš manau, kad turi Verstappenas pranašumą, jis yra labai adaptabilus, jis greitai susidraugavo su savo automobiliu, išmano puikiai automobilį ir kai mes pamatėme, kad kiekvienoje kvalifikacijoje skirtumas yra ten tūkstantosios, šimtosios. Tai dideli šansai, kad Maxas Verstappenas turės tą pranašumą ir perlauš sprint pole poziciją į savo rankas. Sprint pole pagal dirbtinį intelektą buvo Lando Norrisas, taip pat labai tikėtina, aš manau, kad jis palsėjęs, sugrįžęs, galbūt ištrauks tą pole poziciją sprinte. Sprint nugalėtojas pagal mane yra tas pats Maxas Verstappenas, parankesnis formatas, nereikia daryti pit stopų, Miami yra ganėtinai sunku lenkti, jeigu McLaren yra ten 2 pozicijomis toliau, tada tikrai jo rankose, jeigu Piastris 2 ir ten Norrisas 3, tada gali būti kova, bet vėlgi manau, kad Maxas Verstappenas turint dabar, žinant, kad tas švarus oras yra tiesiog tokia didžiulė galia ir didžiulis privalumas, tai aš manau, kad Maxas Verstappenas paims tą nugalėtojo poziciją. Sprint nugalėtas pagal dirbtinį intelektą Oskaras Piastri. Taip pat labai tikėtina Oskaras, puikus sprintuose, puikus dabar lenktynėse ir įspūdinga forma dabar atrodo. Pole pozicija pagal mane ir pagal dirbtinį intelektą yra tas pats Lando Norrisas. Lando reikėjo tos pertraukos po to triple header, dabar galbūt šiek tiek atsipūtęs, ateis į Miami su švaresnė galva. Aš manau, jis žino, kad šioje trasoje jis yra geras, tai buvo jo pirmoji pergalė ir sugrįžti čia jam bus šiek tiek toks optimizmo šuolis galbūt. Tikiuosi iš Lando gerų rezultatų ir pagaliau jisai atneš tą pole poziciją, nes pastaruoju metu labai dažnai vyksta taip, kad pirmame raunde Lando yra tiesiog neįtikėtinas, ten pusę sekundės kitus lenkia. Antrame raunde tas pats, pusę sekundės kitus lenkia ten kvalifikacijoje. Trečias raundas jis padaro kažkokią kritinę klaidą ir jis arba neria į boksus, arba finišuoja ten 6, arba kaip Džedoje jis tiesiog padaro tokią klaidą, kad atsiranda bortuose. Tai tas neužtikrintumas ir tas spaudimas jaučiasi, ypatingai kitoje garažo pusėje matai, kaip Oskarui Piastri sekasi. Ir šitas momentas yra kritinis, nes jeigu Lando susimauna čia, aš manau, Piastris įgauna tokį tą momentumą, kad Norrisui bus labai sunku pasivyti ir kaip matėme pernai, jis subliūkšta, kai reikia deliverinti. Todėl šita pergalė ir šita pole pozicija, aš manau, bus jam kritinė. Tai nugalėtojas mano yra Lando Norrisas, sugrįž čia, laimės lenktynes nuo pole pozicijos, nudums kaip nudūmė ten pernai Nyderlanduose ir aš manau sugrįš jisai ant tos aukščiausios pakylos, jam tai bus labai svarbu. Toliau kovojant dėl titulo, paduos jiems pasitikėjimo savimi ir nuims tą akmenų bagažą, kokiais yra prisikaupęs per pastarosius savaitgalius. Lenktynių nugalėtas pagal dirbtinį intelektą yra Oskaras Piastri. Taip pat labai tikėtina, Oskaras yra kol kas geriausias lenktynininkas, geriausias lenktynininko ir automobilio tandemas, ką turime dabar, ir atrodo kaip favoritas laimėti vairuotojų titulą, nes Lando formą šlubuoja, Maxas Verstappenas vieną savaitgalį turi automobilį, kitą savaitgalį to automobilio visiškai nėra. Mercedesai ir George'as Russellas yra šiek tiek žemiau ir Ferrari kol kas neatrodo, kad jie duotų kažkokią kovą, jie vos sugeba patekti į podiumą. Tai dabartinėme kontekste Oskaras Piastri yra favoritas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šį video. Būtinai paspauskite like mygtuką, paspauskite subscribe mygtuką, pasiekite mane Instagrame, kas nesate pasiekę. Ir ką, susitiksime savaitgalį. Ate.